Panevėžio kolegija – inovatyvi, aktyvi, patraukli valstybinė aukštoji mokykla, kurioje profesinio bakalauro žinių semiasi beveik 1500 studentų. Panevėžio kolegiją siūlyčiau rinktis dėl bendro gero jausmo su dėstytojais ir kolegomis. Taip pat kolegiją rinktis verta dėl galimybės išvažiuoti į Erasmus mainus, kas yra gerokai paprasčiau išvažiuoti iš kolegijos negu iš universiteto. Pasirinkau Panevėžio kolegiją vien tik dėl to, jog ji yra arti namų. Taipogi, žinau, jog aš gausiu čia lygiai tą patį išsilavinimą, kad ir mokysiuosi ar Vilniuje, ar Kaune. Sąlygos yra mums puikios, galėčiau pasakyti. Laboratorijos, kaip matot, irgi naujos, tvarkingos. Jeigu yra noro, tai bus ir tikslas, bus ir praktinių žinių. Mano specialybė yra labai plati, galima daug ko išmokti. Ir būtent Panevėžio kolegija suteikia labai daug galimybių atlikti praktikos Panevėžyje, iš tikrųjų įvairiose skyriuose, įvairiose vietose, daug ką sužinai, daug ką pamatai ir būtent savo įgūdžius lavini. Man tikrai labai patinka kolegija ir moksleiviai, grupė man patinka ir kolegijos dėstytojai, kurie išvažiuoja stažuotis, mokytis įvairius mokymus. Ir jie grįžta viską perteikia mums, studentams, tai yra labai gerai. Ir žodžiu, popamokinė veikla kolegijoje, tarkim, tokia kaip aerobika vyksta, įvairūs renginiai. Čia puikus dėstytojai. Kai būna per paskaitas, dažniausiai dėstytojai tik dėsto, o čia su dėstytojais galima ir padiskutuoti įvairiausiam temom. Laboratorijos neblogas, modernės. Taip pat gyvenu kolegijos bendrabutyje, renovuotas ir šilta ir gera. Panevėžio kolegijoje kiekvienas studentas ir po paskaitų gali rasti erdvės saviraiškai, dalyvauti studentų atstovybės veikloje, tobulėti, atrasti naujus talentus laisvalaikio užsiėmimuose ar dalyvauti studentų mokslinės draugijos veikloje. Tai yra studentų atstovybė, kurioje irgi rengia visokiausias veiklas, tačiau tenai labiau prasiplečia į tokias, kad atsipalaidavimui skirti galbūt, arba šiek tiek edukaciniai, o mokslinė draugija orientuota labiau į mokslinius darbus, į pasirengimą viešai kalbai, pristatyti savo baigiamąjį darbą. Lietuvos studijų ir mokymo programų registre įregistruotos 24 Panevėžio kolegijos koleginių studijų programos iš socialinių, technologijos, biomedicinos mokslų studijų sričių. 3 fakultetai turtingi mokymo baze, laboratorijomis, sukaupta mokslinė patirtimi. Kodėl rinktis? Todėl, kad mūsų fakultete tikrai galima, kaip ir minėjau, pasirinkti įvairias programas ir vadybos, ir verslo, ir apskaitos, ir pedagoginės. Ir žodžiu, tai yra programos, kurios yra iš socialinių mokslų srities. Ir dar kodėl rinktis? Todėl, kad pas mus jauna, dinamiška aplinka, puikus dėstytojai, energingi, kurie įtraukia studentus į įvairias projektinės veiklas, įvairius tyrimus. Mes keliaujame su studentais į mokomąsias ekskursijas. Tai aš manau, tuo mes esame įdomus ir atėję studentai būsimieji tikrai tą gali pamatyti ir įsitikinti. Panevėžio kolegija lyderiauja statybos inžinierijos profesinio bakalauro rengime, kadangi esam vienintelė aukštoji mokykla, kuri šiuo metu ruošia bakalauro absolventus. Turim tikrai europinio lygio laboratorijas, kuriuose studentai gali vystyti savo gebėjimus ir kompetencijas. Taip pat turim profesionalius dėstytojus, kurie atėję iš praktikos ir turi ne tik teorinių akademinių žinių, bet ir turi daug praktinių žinių. Turim tokią išskirtinę, galbūt sakyčiau, galimybę, kad Panevėžio kolegijos studentai baigę kolegijos studijas gali toliau tęsti mokslus pas mūsų socialinį partnerį, tai yra Kauno technologijos universitete. Tai yra čia pabaigę bakalaurą, jie gali toliau studijuoti magistratūros studijas.
Jūs čia įgysite labai daug praktikos, nes beveik 50% mūsų studijų yra praktinių įgūdžių mokymas, tobulinimas, kuris yra siejamas kas be ko su teorija. Tai yra naujausiam moksliniam žiniom, naujausia mokslinė informacija. Mes stengiamės taip palaikyti santykį, kad dėstytojas tai yra kaip pagalbininkas. Tai nėra kažkoks tai asmuo, kuris įsakytų daryti taip ir taip. Tiesiog draugiškas kolektyvas esam ir stengiamės su visais surasti bendrą kalbą ir kad išėjęs iš kolegijos, Panevėžio kolegijos studentas, jis gebėtų savo įgūdžius pritaikyti ir praktikoje, ir toliau tęsiant studijas universitetuose. Panevėžio kolegija ryškus mokslo ir kultūros židinys Šiaurės Lietuvos regione. Vietos verslui ir gyventojams ruošiantis kvalifikuotus specialistus. Panevėžio kolegija yra neatsiejama mūsų miesto bendruomenės dalis. Tai viena iš dviejų Panevėžyje veikiančių aukštojo mokslo institucijų, siūlanti tikrai solidų mokymo programų paketą. Tai yra įstaiga ruošianti panevėžiečiams reikalingus specialistus. Turbūt nesuklysime pasakę, kad Panevėžio ir panevėžiečių gerovė tikrai tiesiogiai priklauso nuo turimų mieste paruošiamų aukštos kompetencijos specialistų. Tad kolegija ir jos paruošti specialistai yra vienas iš miesto stiprėjimo, miesto augimo garantų. Manau, kad be kolegijos tikrai Panevėžys būtų visiškai kitam lygmenį, negu šiandien yra. Ir mes tikimės, kad kolegija su jos galimybėmis ir bendradarbiaudama su verslu pasieks naujų rezultatų ir naujų aukštumų. Panevėžio kolegija – aukštoji mokykla turinti didžiulę patirtį rengiant biomedicinos, socialinių mokslų bei technologijos mokslų srities specialistus, kurie laukiami regiono įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Panevėžio kolegiją baigiantys specialistai papildys mūsų Lietuvos medikų bendruomenę ir tikrai mes visos gydymo įstaigos sulauksim profesionalių specialistų, labai gerų žmonių, labai atsidavusių savo profesijai ir mylinčių svarbiausia savo pacientą. Tikiuosi, kad mūsų socialinė partnerystė ir tas bendradarbiavimas, akademinis bendradarbiavimas tęsis dar daug dešimtmečių. Panevėžio kolegija įgyvendina mokymosi visą gyvenimą principą, organizuodama moksleiviams karjeros pradžios konsultacijas, jaunimui aukštojo mokslo studijų programas, seniorams Aukštaitijos savišvietos akademijos renginius. Mūsų misija yra pakankamai aiškiai suprantama. Mes ruošiame 6 lygio profesinius bakalaurus rinkos poreikiams. Ir būtent tai, kad tas jaunas žmogus atitiktų nūdienos rinkos poreikius, reikia labai įdėti daug darbo, tiek iš kolegijos, dėstytojų, administracijos, tiek ir iš jauno žmogaus pusės. Ir čia mums labai talkina mūsų socialiniai partneriai, kurių turime per 200, nes mūsų tikslas, kad mūsų absolventas baigęs kolegiją įsidarbintų ir būtų patrauklus darbo rinkoje darbdaviams ir atitiktų jų norus ir lūkesčius. Panevėžio kolegija. Čia tavo karjeros pradžia.